darom unpackingą. Spėkit, kas čia galėtų būti. Ir kol tai atidarinėjau, pasidalinsiu keliais įdomiais faktais, kurie jums tikrai galėtų praversti. Šį daiktą man vyras padovanojo su intencija paskatinti mane daryti daug daugiau, ką darau dabar. Ir tai yra 17 Pro Max'as. Jau laukiu. Tai mano vyras jau sakė gal prieš 2-3 savaitės laiko. Tailande daugumoje vietų yra sold out'as. Tai pirmiausia, kadangi Lietuvoje yra PVM 21%, o Tailande tik 7%, pagal tai yra daroma išvada, kad Tailande telefonai ir elektronika kainuoja daug pigiau negu Lietuvoje. Tarkim pavyzdys, Lietuvoje 17 Pro Max'as kainuoja 350 eurų brangiau negu Tailande. Tas dalykas, jeigu jūs keliaujate čia atostogų ir sugalvojate, kad norite nusipirkti savo elektroninį kažkokį aparatą, jūs dar galite pasigrąžinti taksus. Tai įsivaizduokit, jūs dabar perkat daiktą, kuris yra daug pigiau negu Lietuvoje, taip jau išlošėt ir dar papildomai galite susigrąžinti taksus. Na ir nors pagal asmenybę man tiktų oranžinės spalvos telefonas, bet aš pasirinkau šį kartą specialiai baltą, nes tiesiog uždėjus dantelį nenoriu, kad labai susikirstų spalvos ir kadangi aš mėgstu visokius dantelius su printais, su gėlėm, su kažkokiais užrašais, tai aš pasirinkau baltos spalvos Pro Max'ą, prieš tai turėtas mano yra Pro, tai šiek tiek ir telefono dydis didesnis, bet aš jau laukiu neslaukiu daryti jums daug daugiau turinio, kurį man padės atlikti naujasis mano įrenginys.